Pirma, jums reikia grojiko. Antra, ko jums reikia, tai yra aukos. Ir trečia, ko jums reikia, yra žaidimo vadas teisėjas. Ketvirta, ko jums reikia, yra naktis. Žaidimo pirma taisyklė yra tai, kad grojikas po kiek laiko turi išjungti diską. Antra taisyklė, kad teisėjas turi, kai baigsis muzika, iš karto ant lovų mesti arbūzą. Tyrimai parodė, kad Vytautas yra Birutės brolis. Aš geriu Vytautą ir tai man padeda šuoliuoti į vandenį. O trečia taisyklė yra tokia, kad tas, kuris pirmas išlipa iš lovos, arba tiesiog tas, kuris nepagauna arbūzo, tas, kuris pagauna, yra pralaimėjusis ir jisai eina prie diskų grojimo ir taip, kaip čia pasakius, laikrodžio rodiklė keičiamasi. Taigi, dabar bus pavyzdys. Taigi, žaidimas prasideda. Kaip girdite, groja muzika. Ir pralaimėtojas yra tas, kuris pagavo setlingą, taigi yra jisai. Su jumis visą šį laiką buvo Kajus 2, Lukas 133 ir Jakubas. Iki kito minigames tutorial. Tavo pelė, žiūrėkit, galiu tik vaikščioti. Kas man iš to, kad tu negali pajudinti savo pelės, ko nesinori? Negali pajudinti savo pelę. Ką? Negali pajudinti savo pelę. Mama, pelė kažkas atsitiko. Nežinau, tikriausiai. Nu, Magelį, ką daryti man? Ką aš žinau? Aš geriu Vytautą ir tu. Aš geriu Vytautą ir noriu iškovoti Slovenijos šuolius. Varškę paspringau.